Taigi, pirmiausia, skaudžiausias reikalas dokumentai, šiandien visą dieną dokumentai. Ir kaip visada mūsų versle šitam, konkrečiai šitam, dažnai, ko gero, mane girdėjot, sakant labai gerai ir labai blogai. Tai dabar vėl noriu pasakyti labai gerai ir labai blogai. Labai gerai, nes pagaliau įvedė tvarką, apie kurią jau kalbėjom daugiau negu pusę metų, kad būtini dokumentai, kad bus tas daroma, bus kitas daroma ir taip toliau. Ir toliau buvo visokių mėginimų, apgaulių visokių, nes kurie anksčiau dirba, žino, aš kažkada tai jums pasakojau, ar ne, kad Brazilijoje vienas gudrutis apskritai nusipirko sąrašą mirusiųjų ir visų mirusiųjų vardais kontraktus surašė ir taip toliau. Žodžiu, buvo mėginimų apgauti kompaniją, po to buvo mėginimų parduoti paketus pigesnę kainą, už tai iš karto metai iš kompanijos, bet už tai irgi priėmė papildomų apsaugos priemonių, nes įsivaizduokite, jeigu kompanijos produktas, kas yra paketas tai yra kompanijos produktas, vienas iš produktų. Tai jeigu kompanija savo produktus parduoda tokią kainą, vadinasi šventas reikalas, neįmanoma, negalima jokių būdų keisti produkto kainos, kompanijos nustatytą kainą ir taškas. Atsirado žmonių, kurie pradėjo pardavinėti produktus, šitus paketus už pusę kainos ar dar už mažiau. Žodžiu, kodėl? Todėl, kad paprasčiausiai pasiimti pinigus ir išnykt, nors kiek pasiimti, greičiau pasiimti, nors kiek ir išnykt. Ir tokie žmonės iš karto buvo pašalinti iš kompanijos ir taip toliau. Žodžiu, daug visokių niuansų buvo. Žinom, ko gero, kad žmogus tokia išradinga būtybė, išgalvoja visko, išgalvoja visokių dalykų ir kaip čia kur ką apgauti. O iš tikrųjų šitas verslas yra labai teisingas ir šiaip jau tinklinis marketingas yra verslas, kuris vienas iš pačių teisingiausių šioje žemėje ir galbūt čia yra tinklininkų, man pritars, o galbūt yra netinklininkų, kurie gal net nepagalvojo apie tai. Bet jeigu lyginam tinklinį marketingą su netinkliniu, su tradiciniu verslu, tai visiškai priešingi dalykai. Tradiciniam versle turi slėpti savo išmanymus, ką tu sugalvojai, savo kažkokius patobulinimus, pagerinimus turi slėpti nuo konkurentų, nes jeigu neslėpsi, tai tave nukopijuos ir tau bus konkurentas ir gal išliks jis, o tu turėsi uždaryti savo verslą. Ir turi lipti, nenori, pati sistema, pats verslo pobūdis verčia tave lipti per galvas, aš taip vadinu netiesioginė prasme, lipti per galvas kitiems. Ir jokių būdų nepadėti savo priešininkui, nes padėsi, tai savo duobę kasi. Tokia tradicinio verslo sistema, taip jis veikia, tai kitaip negali būti tiesiog, ar ne? Tai šitas verslas visai atvirkščiai, šitas verslas, kuo tu daugiau pagelbėsi, tuo tu pats sėkmingesnis būsi. Ir tik kartu čia galima padaryti. Čia po vieną niekas užsidaręs nuo kitų, užsitvėręs grotom ar vartais kokiais, ar tvorom. Čia vienas nepadarysi šito verslo. Čia verslas kartu, čia verslas komandoj. Šitas ir nežinau, gal pastebėjot, be abejo yra žmonių, kurie pastebėjo, yra kurių, kurie galbūt nepastebėjo dar. Čia viskas atvirkščiai, čia būrėmės į komandą, čia traukėmės vienas prie kito, čia tik viens kitam padėdami visi kartu galim išlipti kažkur tai. Ir jokių būdų neužsidaręs vienas niekur nieko nepadarysi. Taip kad čia kada būsi sėkmingas? Kuo daugiau žmonių padėsi, tuo tu būsi sėkmingesnis. Ir kuo daugiau padėsi, kuo būsi sėkmingesnis, tuo automatiškai rezultatas didesnis ir automatiškai tavo atlygis, galų gale, pačiam gale ateina tavo atlygis. Ir jeigu kitam versle gali ten skaičiuoti ir taip toliau, ten taip, kitaip, čia kur ką padaryti, tai čia pinigai ateina kaip gerai padaryto darbo rezultatas, nors kitur kažkiek irgi tas pats. Žodžiu, tokie niuansėliai, kažkodėl tai man šovė į galvą širdin, ar ne? Ir dokumentai, labai gerai ir labai blogai. Labai gerai, nes pagaliau tęsi savo žodį, pagaliau užsidarys visos apgaulės, visos fikticijos,
Pagaliau iš tikrųjų kompanija daro tai, ką pasakė, įspėjo mus iš anksto, pasakė prieš pusę metų, kad bus taip, kad be dokumentų, kieno dokumentai nesukelti, tiesiog nesikaups pinigėliai, viskas jau taip yra. Ir nuo šiol turim keisti savo strategiją, turim užmiršti, jau seniai sakiau, kad nebus tų 30 dienų, seniai sakiau, kad bus šitaip, kaip tik nežinom niekas, nežinom kada. Nuo šiol keičiam strategiją, registruoji žmogų ir iš karto registruodamas žmogų privalai įspėti, pasakyti, kad taip, tau iš karto prisiregistravai, iš karto turėsi savo ofisą, iš karto tau duodamos reklamos, kiek nori, tiek gali jas daryti, nuo pat pirmos dienos, nuo pat pirmos minutės gali žiūrėti tas reklamas, gali kabutėse namų darbus daryti ir taip toliau, gali žvalgytis, kas čia, kur čia, kaip čia ką, bet nuo to momento, kai tu nuspręsi užsidirbti ir iš šito daryti savo verslą, tu privalai sukelti dokumentus, nes kol nesukeliai dokumentų, tu gali daryti, gali žiūrėti reklamas, gali ateiti į konferencijas, gali tą, gali kitą, bet kol nesi oficialus, legalus, kol esi be dokumentų, kol esi nelegalas, kitaip tariant, tol tau niekas nesikaups, jokie pinigėliai nesikaups ir jokie pinigėliai nebus mokami. Taip kad nuo šiol atsiminkim ir žinokim, be abejo, kad atsimenam, ko gero šiandien per skausmą, man tai jau net galva sukasi nuo šito reikalo. Man šiandien iš tikrųjų net bloga nuo šito reikalo. Galų gale net reikalavimus jau aš gavau, kaip čia dabar kaip gali būti, tarsi aš būčiau iš kažko tai pinigus paėmus. Taip kad viskas. Atėjo ta diena, apie kurią buvo kalbėta. Deja, tiems, kas neišmokėjo praktiškai, gal nedrįsiu pasakyti 100%, ar ne? Galbūt nedrįsiu pasakyti 100%, bet vis tik tai vos ne 100% tiems, kas negavo už praeitą savaitę, už 44 savaitę, vadinasi, kažkas jūsų profilį netvarkojo. Kodėl taip drąsiai sakau beveik 100%? Dėl dviejų priežasčių, dėl savęs pačios, tuoj paaiškinsiu, ir dėl sistemos, dėl kompiuterių, ar ne, dėl sistemos, kaip veikia sistema užprogramuota. Jeigu sistema užprogramuota atpažint, kad visi langeliai būtų užpildyti, kad ten būtų sukelta, kad ten būtų parašyta, tai aš manau, kad sistema galbūt ir gali suklysti. Bet manau, kad mažiau šansų turi suklysti sistema, negu mes, būdami žmonės. Žmonės klysta. Sistemos žymiai mažiau. Žymiai mažiau. Ir iš tų visų paketų, mano šeimos paketų, aš pati, mano vaikai, turim keletą paketų, tiek vienas, tiek kitas, tiek trečias ir taip toliau. Tai aš pati šitiek laiko kalbu, visą laiką dokumentai, visada viskas buvo sukelta, sutvarkyta, užpildyta, pati įrašus dariau, pati video dariau, kaip reikia daryti, pati kitus mokinau. Vakar atsidarau vieną iš paketų ir nėra pinigų. Aš pati asmeniškai atsidarau vieną paketą ir nėra pinigų. O visusgi mokinu, kaip tuos dokumentus sukelt reikia. Kas galėtų pagalvoti, kad aš pati būčiau įvėlus klaidą kur nors, man tokia mintis į galvą nešovė. Būčiau galėjus garantuoti visiems, kad pas mane idealu. Ir aišku, taip ir galvojau. Parašiau prašymą, kaip čia yra, kad čia man nepervesta už 44 savaitę. Šiandien gavau atsakymą, jūsų profilis nesutvarkytas. Dar kartą įlindau į profilį ir viską atidžiai peržiūrėjau ir taip. Buvo vienoje vietelėje buvo klaida. Ne klaida, o vienas langiukas likęs tuščias. O galėjau garantuoti, kad viskas idealu pas mane. Galėjau garantuoti, būtų kas nors pasakęs, kaip man šiandien sakė. Mano viskas gerai. Nesąmonė, mano viskas gerai, o pinigų nėra. Taip galvojau aš pati. Ir visgi. Gavau atsakymą ir atidžiai peržiūrėjau profilį ir visgi negerai buvo. Tam vienam būtent tam, kuriam nepervesti pinigėliai, buvo negerai, kituose gerai. Taip kad manau, kad mes, būdami žmonės, turim žymiai didesnį šansą suklysti, negu sistema, kuri užprogramuota atpažinti kažką.
Taip kad diskutuoti nėra prasmės, diskutuoti kam. Diskusija niekada niekam neišsprendė. Nėra reikalo diskutuoti, tiesiog susikaupkim ir tikrinkim kiekvieną niuansą, kiekvieną kvadračiuką, kiekvieną langiuką, kiekvieną centimetrą galų galiai iš to profilio ištikrinkim, patikrinkim, viską sukelkim, dokumentus, viską. O gal trūksta ko nors, o gal kas pabėgo kur nors, o gal kas išsitrynė, o gal kas pasikeitė, nežinau. Sutikrinkim. Ir jau pačiu blogiausiu atveju, jeigu tikrai esat 100% tikri, kad viskas tvarkoj, rašykite į pagalbos centrą, bet nereikalaukite iš manęs. Aš iš jūsų nei iš vieno, buvo reikalavimų. Kaip čia dabar, aš turėjau pasiteisinti vos ne, kad nepervesti pinigai. Tai aš tokia kaip jūs visi. Man pačiai į vieną paketą jie nepervesti. Kodėl? Todėl, kad pati apsižioplinau. Baikim kaltinti visus, baikim ieškoti kaltų. Paprasčiausiai susikaupkim ir žiūrėkim patys dėl savęs, čia mūsų, kiekvieno iš mūsų verslas. Aš vos neatsiskaitinėti turėjau prie žmonės šiandien, kaip čia dabar nepervesti pinigai. Galvokim, ką darom. Atsiprašau už tokį nukrypimą, bet iš tikrųjų, žinokit, per visą dieną. Tas pats per tą patį. Tai kiti žmonės labai kultūringai, gražiai kalba, bet kitai vos ne, sakau, ačiū Dievui, kad aš Ispanijoje, ne Lietuvoje, o tai atvažiuotų ir dar kokią bambeškę padėtų po namų. Dievaži, visko buvo šiandien, bet aš nei vienam jūsų ofise neišėmiau dokumentų ir nieko nepadariau su jūsų pinigais tikrai. Ir atleiskit man už tokį nukrypimą, nenorėjau visai nukrypti tokius dalykus, bet mane tiesiog privertė šiandien. Beje, yra video, Ramūnas, jeigu netingi, galbūt yra žmonių, kurie ne grupėje dar, aš nežinau, galbūt dėl viso pikto, gal Ramūnai galėtum įdėti čia nuorodą to video, kur kaip jis ten vadinasi, kaip užpildyti, Ramūnas sako, įdėsiu. Ačiū labai. Kaip užpildyti savo profilį, žiūrėkite tą video, bet labai atidžiai kiekvieną langiuką, viską labai atidžiai užpildykit ir toliau viskas bus gerai, viskas bus tvarkingai. Tai va, tai dėl šito dalyko. Vienas niuansas pakalbėtas, važiuojant prie sekančio. Pervedimai ir pirkimai kitiems. Kaip jau grupėje rašiau, visi pervedimai ir pirkimai kitiems vienareikšmiškai tik iš Ramūnas, ačiū Ramūnai, įdėjo video. Kas neturi, kas nežino, kas gal dar ne grupėje ir ką nors, tai čia jums nuoroda to video, kaip užpildyti savo ofisą, savo profilį. Visi pavedimai, visi pervedimai, visi pinigėlių pervedimai iš vieno balanso į kitą. Čia liečia ir savo paties iš vieno paketo į kitą arba kitam žmogui į paketą, visai nesvarbu, iš vieno balanso į kitą pervedimai nuo šiol bus galimi, yra galimi tik iš available balanso, tai yra tik iš laisvų pinigų balanso, tai yra tik iš balanso, kuriame žinom, kad pirmiausia pinigučiai pakliūna į balansą ir kiekviena atskirai suma pakliuvusi į balansą išbūna 30 dienų ir 31 dieną pereina į laisvų pinigų balansą. Va iš ten galim nusiimti, va iš ten galėsim pirkti paketus, va iš ten galėsim pervesti pinigėlius kitam žmogui arba savo paties kitam paketui. Gera naujiena šitame, kad pinigėliai iki šiol buvo galima pervesti iš bet kur. Buvo galima pervesti iš available arba buvo galima pervesti iš paprasto balanso. Bet iki šiol, net jeigu pervedi pinigus iš available, ta prasme, jeigu jau kažkiek yra perėjusių į laisvų pinigų balansą, tai jie nukrinta kitam žmogui paprastam balansą ir vėl turi išbūti 30 dienų. Iki šiol buvo taip. Dabargi pakeitimas toks, kad pervedimai galimi tik iš available, bet kai pervedi iš available arba iš laisvų pinigų balanso, jie nukrenta į laisvų pinigų balansą. Tai yra, kitas žmogus, juos gavęs arba tu pats persivedęs į kitą savo paketą, juos jau turi laisvų pinigų balansą, nes šitie pinigėliai vieną kartą jau išbuvo 30 dienų tą
terminą ir jie jau laisvi. Reiškia, iš laisvo balanso pereina pinigėliai į laisvą balansą. Vadinasi, iš esmės, pinigų pervedime skirtumo kaip ir nėra. Kodėl sakau kaip ir? Skirtumas tik dabar, tik šiuo metu, tik šį mėnesį, tik dabar mes visi kentėsim mėnesį laiko, nes niekas niekur judėti negalėsim, nes visi, kurie turėdavom pinigų pervedimui, vedinėdavom pinigus iš balanso ir kadangi juos vedinėdavom, tai available praktiškai laisvų pinigų balansė praktiškai pas visus ko gero nuliukai, ar ne? Vadinasi, mes apleidžiam sparnelius mėnesiui laiko ir laukiam. Bet tai vienintelis nepatogumas dabar, tą mėnesį laiko. Nes paskui kiekvieną savaitę ar netgi kiekvieną dieną, kas jau turi didelį tinklą, tai gal kiekvieną dieną už taškus ir taip toliau pinigai pradės ateidinėti į laisvą balansą. Ir pastoviai ateidinės ir vėl susitvarkys tie pinigų pervedimai, kaip buvo iki šiol. Vienintelis dalykas, kad va šitą mėnesį, kol pirmieji pinigai iš balanso pereis į laisvus, reiškia, vieną mėnesį mes turim laukti. O po to jau jie automatiškai kas savaitę pereidinės ir tada jau nejausim jokio skirtumo su pinigų pervedimais, kaip buvo, taip ir bus. Tik tiek, kad va dabar pirmą kartą turim sulaukti, kol jie pereis į laisvų pinigų balansą. Pirkimai kitiems 100% vėlgi tik iš laisvų pinigų balanso. Tik iš laisvų pinigų balanso. Vadinasi, tie pinigėliai, kuriuos mes gaunam, pereina iš balanso į laisvus ir iš ten jau darom, ką norim nusiimam, norim pervedam į kitą paketą, norim perkam kitam paketą. Ką norim, tą darom šitais laisvais pinigais. Dabar išimtis. Yra vienas šitam visam reikale ir kadangi čia viskas taip šviežia, viskas vakar užvakar, tai dar ne visi niuansai išsiaiškinti, dar yra niuansų, kurie vis dar neaiškus ir į viską taip ir neturiu atsakymų. Tai susakysiu jums mano abejonės, kur aš dar vis negavau atsakymų. Tai yra tai, kad nežinau, ar ir ko gero gali būti, kad taip. Čia kalbu nuo plata, jau ispaniškai kalbu, nuo sidabro paketo ir aukščiau. Šiuo momentu kalbu nuo sidabro paketo ir aukščiau. Reiškia, pradedant sidabro paketų ir aukščiau, manau, kad net savo paketus galėsim pirkti tik iš laisvų pinigų. Ta prasme, kadangi sidabras ir visi kiti iš savo reklamų žiūrėjimo, jau jiems neįmami pinigai į taupyklę, neįmami pinigai į kaptyvą, tai šitiems paketams iš kaptyvo ir negalėsim paimti pinigų net savo paketui pirkti. Reiškia, nuo sidabro ir aukščiau, manau, kad nuo sidabro ir aukščiau net savo galėsim naudoti tik tai laisvų pinigų balansą. Taupyklės judinti šičia negalėsim. Dabar, ką žinau, tikrai tai išimtis bronza ir busteris. Mes jau žinom, kad bronza ir busteris, šitie mūsų du mažiukai paketai, jie dar ne visai pilnai verslo paketai, jie tokie trupučiuką įžanginiai paketai ir jiems trupučiuką kitokios sąlygos visais atžvilgiais. Tai jiems šitoje vietoje irgi turim išimti. Tai yra bronza ir busteris pats savo pirks paketus, kaip pirko iki šiol. Tai yra bronza ir busteris pats savo galės pirkti paketą iš balanso ir kaptyvo. Balansas plus kaptyvas. Tai yra balansas plus taupyklė. Ta prasme, bronzai ir busteriui paketo pirkimas savo niekaip nepasikeičia. Kitam irgi reikia laisvų pinigų, iš laisvų pinigų balansų. Dabar tada kyla klausimas, ar ne? Tai jeigu, tai gerai, su bronza ir busteriu viskas aišku, ar ne? Pats savo perku paketą, kaip visada, čia niekas nesikeičia, viskas ok, viskas tvarkoj. O kaip tada su tais didesniais paketais, pradedant sidabru ir aukščiau? Jeigu aš net savo paketą turiu pirkti iš laisvų pinigų balanso,
gerai, iš mano reklamų žiūrėjimo neina į taupyklę, bet yra vienas bonusas, kuris eina į taupyklę, ar ne? Yra vienas bonusas, tai yra komandos reklamų žiūrėjimo bonusas, kuris eina į taupyklę. Vadinasi, kaip čia dabar gaunasi, aš negaliu pervesti iš taupyklės. Nu, šitas ir anksčiau buvo. Bet aš negaliu ir paketų pirkti iš taupyklės. Tai ką man ta taupyklė ir kur aš ten tuos pinigėlius dėsiu. Gera naujiena. Ir dabar noriu, kaip toj dainoj, kad pažiūrėtumėt į priekį. Jeigu pamatysit į priekį ir suvoksit ir suprasit, tai aš kai supratau, tai plojau rankytėm. Fantastiška naujiena. Iš taupyklės naudosim visiems produktam, tai yra Clickmaster, Gift ir e-commerce. E-commerce taip pat. Reiškia, pamastykit kokią strategiją. Nu, fantastiškai sugalvota. Didesni paketai turi taupyklę. Ir kuo didesnė komanda, tuo daugiau pinigučių kristi taupyklę. Protingas žingsnis dėl dviejų taškų, dviejų niuansų. Pirma, kadangi galėsim pirkti komerį iš taupyklės, tai reiškia, kad komanda užsigarantuoja savo dar didesnį stabilumą. Fantastika. Juk man asmeniškai, nežinau kaip jums, man asmeniškai neapsakomai svarbu, kad mūsų kompanija stovėtų stipriai. Man tai labai svarbu, nes būtent tai man garantuoja mano verslo ilgaamžiškumą. Vadinasi, jeigu kiekvienas iš mūsų, turėdami taupyklei pinigų, galėsim juos pirkti, negalėsim, o tikrai galėsim juos prapirkti komerį, fantastika. Didžiulis pliusas kompanijai, bet didžiulis pliusas mums patiems, nes būtent pardavimų bonusas yra pats stipriausias, pats galingiausias, net bronzos pakete 5% nuo 6 gijų. Pats didžiausias bonusas. Ir dabar visa komanda darys pirkimus, maža to, kad pats norėsi pirkti. Tai dar ir bonusą už komandą gausi patį didžiausią. Žodžiu, jeigu sugebėsit pamatyti šitą niuansą, jeigu sugebėsit pažiūrėti į priekį šituo klausimu, tai padarė fantastišką sprendimą. Aš labai džiaugiuosi už tai. Va. E-commerce kada ateis? Galit sakyti, to e-commerce nėra, o dabar jau negalim. Pats prezidentas pasakė, kad bent jau kalėdinės dovanas tikrai galėsit apsipirkti komeryje. Reiškia, jis jau kvepia, jis jau bus labai greitai, nes dabar lapkričio pradžioj, o kalėdos už 1,5 mėnesio. O kalėdinės dovanas galim pirkti komerį. Reiškia, greitai mes įgausim. Fantastika. Toliau, ką aš čia dar norėjau pasakyti. Žaidimai. Kaip matėt, tie, kas ateinant į grupę, matėt, kad žaidimų puslapis išėjo. Dabar taip. Žaidimai kol kas beta stadijoje. Mes visi senbuviai žinom iki skausmo, ką reiškia ta beta stadija, ar ne? Ir gerai, ir blogai, dar eilinį kartą. Ir labai gerai, ir labai blogai. Labai gerai, kad pirmieji, labai blogai, kad pirmieji. Tai taip ir čia. Beta stadija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie dabar mėginami, jie dar nepaleisti 100%, bet dabar mėginami, gal jeigu kur matysit, norėtumėt kokio patobulinimo, ar ten kur nors kas užkliuvo, ar kaip, rašyt paaiškinimą, eilinį tiketą, eilinį šitą prašymą. Jie nori išmėginti tiesiog tuos žaidimukus. Kiekvieną mėnesį prisidės po 1-2 žaidimus naujus, pastoviai, bet kai praeisim tą beta stadiją, kai praeisim tą beta etapą, kai praeisim tą mėginimų etapą, kai jau žaidimai įgys savo pastovę formą, tai buvo pasakyta ir čia iš oficialių kanalų, ta prasme, iš pats prezidentas, buvo pasakyta, kad žaidimai kažkokiu tai būdu irgi generuos, nežinau, pinigus tikriausiai.
nes buvo paminėtas žodis generuos. Nu, ką galima generuoti pas mus? Nu, pinigėlius generuojasi, pinigėliai, ta prasme generuoti, ką reiškia? Rinkt, kaups. Ką žaidimai gali kaupti, tai pinigėlius, nes buvo išsireikšta taip, kad irgi kaups, nes norim pasiekti, kad žmonėm apart to, kad būtų įdomu žaisti, tai kad turėtų dar ir poreikį žaisti, kad kai turi laiko, kad verčiau pažaisiu, tai sukaupsiu daugiau, ta prasme, tokia forma buvo išsireikšta. Aišku, kaip visada nežinau datų. Taip, toliau, ką mes čia dar? Kortelės pagaliau pradėjo normaliai ateiti kortelės, nes iš tikrųjų, kaip matėte tą pirmąjį video, kur buvo video padarę, kad pagaliau gavo 2000 kortelių į Italijos ofisą ir jau išsiuntinės iš Italijos ofiso žmonėms. Iš tų 2000 kortelių išsiuntė 1000 pirmąjį ir 700 sugrįžo. Bankas buvo įvėlęs klaidą, masė kortelių buvo nevardinės, masė kortelių buvo neteisingai pagamintos. Ir sustabdė, antro tūkstančio visai nesiuntė, sustabdė, sugrąžino visas korteles į banką, pagaliau ištaisytos klaidos, pagaliau pradėjo normaliai veikti bankas. Bus dar padarytas video su atsiprašymu mūsų visų iš banko atstovų, kad iš tikrųjų sudirbo taip neteisingai, taip negerai ir maža to, kad uždelsė laiką pirmom kortelėm, tai dar tas pirmas išleido su klaidom, kad teko jas visas sugrąžinti. Žodžiu, yra kaip yra, pirmiems kaip visada ir gerai, ir blogai, ir labai gerai, ir labai blogai. Taip kad šį kartą su tom kortelėm gavosi taip, klaidos ištaisytos, toliau viskas bus normaliai ir manau, kad labai greitai gausim tas korteles. Turim vėlgi iš kitos pusės pagalvokim apie kompaniją, ko gero mes tai taip žiauriai nekenčiam, kad neturim šiandien tų kortelių. Ko gero pati kompanija nukentėjo labiausiai dėl to, kad tų kortelių nėra, nes nėra kortelių, stovi kitukai, jau kitukai rugpjūčio mėnesiui buvo paruošti, eilinis įplaukos šaltinis kompanijai, viskas paruošta, viskas padaryta ir negali paleisti. Ta prasme, kompanija jokių būdų nesidžiaugia šitų uždelsimų, bet ką padarysi, išėjo kaip išėjo, bankas pridirbo nesąmonių, šiaip jau bankais aš ne per daugiausiai pasitikiu, bet taip ir gavosi. Žodžiu, tokie reikalai, bet pagaliau viskas atrastos klaidos, sutvarkyta ir dabar pradės viskas eiti labai greitai ir pats prezidentas sakė, kad korteles pradėsim dabar jau gauti pakankamai greitai. Tai va. Nežinau, gal kol kas šitiek tų tokių smulkmenėlių. Gift, kaip žinot, vėl Brazilas išlošė šitą BMW automobilį, vėl į Braziliją išvažiuos. Beje, galiu pasakyti, kad tas mūsų Brazilas tam automobiliui, kad išlošt, išleido gal apie 5000 eurų. Ta prasme, tiek bilietukų pirko, tiek jisai tų, ne bilietukų, bet tiek statymų darė. Ta prasme, darė visą eilę statymų, po centą, reiškia dėdamas už visas sumas padarė statymus, už visas. Žodžiu, ir taip užsigarantavo žmogus savo išlošimą, ką padarysi. Labai norėjau matyti automobilio, žodžiu, vėl, aš nežinau, kaip Brazilija, taip visokie cirkai dedasi. Tai tas numirusius surašė, tai Audi išvažiavo į Braziliją, dabar BMW vėl išvažiuoja į Braziliją, žodžiu, su ta Brazilija iš vis neaiškus reikalai. Žodžiu, tokie dalykai, ten visi labai visko nori turbūt tie mūsų Brazilai, ar ne? Tai va, dabar pasakysiu tik tai dar kai ką. Sekančią savaitę bus konferencijos kaip įprasta, tai yra antradienį kvieskit naujokus, ketvirtadienį vėl kaip šiandien, toks manau, kad dar daugiau klausimų išlys, nes ateis ir daugiau produktų ir taip toliau, taip kad manau, kad dar
bus didžiulis poreikis tokiam susitikimui kaip šiandien, ketvirtadienį. Jei ką, tai gal panagrinėsim dar kokią temelę atskirai. Šiandien nenorėjau jokios atskiros temos, nes čia visokių tokių smulkmenų prisirinkę ir manau, kad turėsit ko gero nemažai klausimų. Dar sekančią savaitę manęs tiesiog nebus, 2 sekančias savaitės manęs nebus, nei antradienį, nei ketvirtadienį, aš turiu kelionę, aš turiu išvažiuoti, aš negalėsiu, nebus įmanoma man iš vis niekaip vest konferencijos, nei vienos, nei kitos. Man tada kyla klausimas, nejaugi iš tikrųjų nėra atsakingų žmonių, kurie tai darytų, ar čia tik man vienai to reikia, tai nelabai žinau, jeigu niekam nieko nereikia ir man reikia tik vienai, tai aš tada nežinau ir po tų 2 savaičių ar norėsiu grįžti, man vienai jau nereikia. Aš prieš tai sakiau, kad arba dirbam komandą, arba visi kartu išsikapstysim ir išeisim, arba po vieną ne. Tai pasirodo, kad man vienai reikia ir dabar jau šiandien iš viso aš viena kalta dėl visko buvau, taip kad turit laiko savaitę. Po to sekančias 2 savaitės manęs tiesiog nebus. Beje, antradienį vieną ir antradienį kitą, aš tuo metu konferencijos metu apskritai ore būsiu. Ta prasme, lėktuve. Taip kad nežinau, galvokit, labai prašau galvokit, o jeigu negalvosit, tai aš jau nežinau, ką daryti toliau. Bet nenoriu užbaigti šitą tokią liūdną gaidelę, man jinai labai liūdna, todėl kad iš tikrųjų yra žmonės jau seniai dirbantys, yra žmonės, kurie sistemą puikiai išmano, yra žmonės, kurie turi didžiulės savo komandas, yra žmonės su dideliais rezultatais ir vis dar aš turiu dirbti viena, tai iš tikrųjų tas 2 savaitės tiesiog nebūsiu ir man labai nesinorėtų, kad visi kiti nukentėtų dėl to. Bet noriu pabaigti kitą ne naujieną, o kitą gaidelę, gerą gaidelę, noriu pasidžiaugti 4 miestais, kol kas žinau 4. Labai noriu pasidžiaugti 4 miestais, kurie lapkričio mėnesį daro susitikimus. Ta prasme, tuo išvardinsiu. Lapkričio 9 dieną 15 val. Susitikimas Marijampolėje, šaunuoliai marijampoliečiai, labai džiaugiuosi už jūs ir linkiu labai didelės sėkmės jūsų susitikime, tai yra jis jau labai bus greitai, 9 diena, tai kas čia pas mus gaunasi šeštadienis, ar sekmadienis turbūt, ar ne? Jo, sekmadienis. Marijampoliečiai susitinka jau sekmadienį, šaunuoliai, labai džiaugiuosi už jūs ir linkiu gerai pabendrauti, gerai pasiplanuoti toliau darbelius, fantastika. Lygiai taip pat 9 dieną irgi Panevėžy susitinka, apie 12-13 val. Nežinau tiksliai, kurią ten jūs valandą nusprendėt, bet jau jūs ten susitarsit, sveikinu panevėžiečius, labai irgi džiaugiuosi už jūs. Tai 2 miestai, kuriuose šią vasarą nebuvau, bet jeigu šitaip tęsit ir toliau, tai tikrai sekančią vasarą būsiu. Toliau 13 dieną Šiauliai 18 val. Rengia susitikimą, fantastika, šaunuoliai, gerai, palaikau visą savo dūšelę. 13 diena čia pas mus gaunasi ketvirtadienis. Na ir 15 diena tai bus šeštadienis. Vilniečiai organizuoja susitikimą, irgi šaunuoliai, visi labai džiaugiuosi už Vilniečius, irgi Vilniečius ypatingai myliu, nes Vilnių labai myliu. Mano miestas daug metų gyvenau ir žiauriai pasiilgstu Vilniaus, neapsakomai pasiilgstu šito miesto, labai aš jį myliu visą savo gyvenimą. Tai labai džiaugiuosi už Vilniečius irgi, gaila, kad negaliu būti, gyvaži sudalyvaučiau. Taip kad iki mėnesio vidurio žinau tik tai apie šitus 4 susitikimus, jau nemažai, jau žingsnis į priekį, jau judam į priekį, labai džiaugiuosi už jūs. Ko reikės pagalbos ar kokių skaidrių ar ko, sakykit, prašykit, viską gausit. Na ir žiūrim, kokie čia miesteliai mūsų toliau važiuoja, toliau organizuojasi, ne. Tai va,
Tai žodžiu, šitiek naujienų norėjau, ne tai, kad naujienos, ne naujienos, nežinau, man kaip ir maždaug viskas aišku, neaiškus, ten sakiau, vienas niuansiukas, kuris man nelabai aiškus, bet dabar atrakinu